Artimiausiu metu, 2025-2026 mokslo metam, planuojame pateikti Jums tris užduočių sąsiuvinių komplektus. Tai yra vadovėliui kelias 5 klasiai, vadovėliui žingsniai 6 klasiai ir vadovėliui laikas 10 antrai gimnazijos klasiai. Dabar kokie turinio atnaujinimo principai šių užduočių sąsiuvinių? Tai aišku, pirmiausia, jie atitinka 2022 atnaujintas programas ir pritaikyta būtent šiems vadovėliams, kurie irgi atnaujinti pagal tas programas, tai yra keliui, žingsniams ir laikui 10. Temų apimtys varijuoja nuo 1 iki 2 puslapių ir nebūtinai 2 puslapiai gali būti tik, pavyzdžiui, 10 klasėje, kai kurios temos yra ir 6 klasės vadovėlyje apimančios 2 puslapius. Tokia kaip ir naujovė yra šiek tiek, tai yra pasikartojimo atvartai po kiekvieno skyriaus. Matysite jų pavyzdžių, vadinasi, žinau, moku, galiu. Na, aišku, dėmesys ne tik žinioms, bet ir kompetencijų ugdymui. Tas pats galbūt buvo senesniuose užduočių sąsiuviniuose, bet dabar ypatingą dėmesį tam skiriame, tiesiog stengdamiesi atrinkti ir sudėti užduotis, kurios ugdytų tas atnaujintas būtent įvairiausias kompetencijas. Ir be abejo, atitiktis moksleivių amžiaus tarpsniui, kad užduotys nebūtų perdėm sudėtingos jaunesnėse klasėse ar perdėm paprastos vyresnėse. Ir stengiamės, kad būtų užduočių įvairovė. Tai yra ir sudėtingos, ir paprastos, ir rekonstrukcinės, ir kūrybiškos, įvairiausios, kaip ir, kas dirba su mūsų užduočių sąsiuviniais, tai panašiai kaip ir senesniuose, tik tai, užduotys kitokios. Tai dabar pradėkime nuo kelio. Štai matote atnaujinto užduočių sąsiuvinio skirto vadovėliui kelias vieną iš temų ir specialiai skyrėme jums kompetencijas, kurias įvairios užduotys atskleidžia. Kaip matote, yra ir komunikavimo kompetencija, pažinimo ir skaitmeninė kompetencija, socialinė, emocinė, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo ir kitos, kurios, varijuoja per temas. Kartais, aišku, visų neįmanoma pateikti, bet stengiamės, kad, tos kompetencijos tikrai būtų įgyvendinamos. Ir, pavyzdžiui, komunikavimo kompetencija, tai tiesiog mokinys turi pagalvoti ir pateikti klasiai tai, kas jo namuose yra svarbiausio, susijusio su istorija, jo nuomonė, iškomunikuoti tą informaciją ir tokiu būdu klasę supažindinti su savo turimo istorijos lobynu. Kūrybiškumo ar pilietinė kompetencija tai yra sukurti, pavyzdžiui, pašto ženklą, kuris atspindėtų kažkokią istorinę temą ir susijusią galbūt būtent su pilietiškumu. Tai čia keletas pavyzdžių tokių, kaip tos kompetencijos gali būti įgyvendinamos. Ir čia matote, irgi iš esmės aš visų užduočių tikrai neanalizuosiu, bet norime parodyti būtent skirtingais atvartais, kokiu įvairių variantų siūlome mokiniams atliekant tas užduotis. Ir čia aš norėčiau atkreipti dėmesį ir į apatinę rekonstrukcinę užduotį, kur reikia atkurti viduramžių laikotarpio, sakysim, radinį, kuris yra sugadintas. Tai turbūt visi turite savo klasėse mokinių, kurie turi specialių poreikių ir, pavyzdžiui, aš šiais metais turiu mokinę, kuri, iš esmės klasėje dalyvauja pirmiausia dėl to, kad, socialiai bendrautų, nes jinai nemoka nei skaityti, nei rašyti ir tikrai dėja to nepavyks jai išmokti. Tai mokytojai, kaip žinia, yra, iš esmės palikti patys kurti tas įvairiausias užduotis įtraukiajam ugdymui. Tai viena tokių galimų užduočių būtent tą puodą ir atkurti, kurį čia matote, tą indą, kurį matote iliustracijoje. Ir iš tikrųjų panašaus pobūdžio užduotis mes ir darome. Tai labai jai patinka, labai mėgsta ir užsiėmusi būna visą pamoką. Tai yra vienas iš variantų, kaip kūrybingai galima paskirstyti užduotis įvairių gebėjimų mokiniams. Ir sėkmingai visą tai pavyksta. Taip pat matote ir
erdvė ir laikas istorija, kur aišku be abejo reikia mokėti orientuotis istorinėme laike ir erdvėje. Ir čia atkreipčiau dėmesį, kad jau čia pavaizduota užduotis kaip ir iš esmės atlikta. Pavyzdžiui, vat reikia a, iškirpti iš užduočių sąsnio galo įvairių epochų rūbus ir suklijuoti ten, kur tiktų prie atitinkamos epochos. Tai čia jau ta užduotis padaryta. Taip pat vat, yra kultūrinis sluoksnis pavaizduotas ir irgi reikia sudėlioti atitinkamai pagal chronologiją įvairius statinius ar kitus artefaktus, kurie turėtų atitikti atitinkamą laikotarpį. Atkreipiu dėmesį ir į tai, kad užduočių sąsiuviniai nuo šiol bus spalvoti. Tai irgi leidžia praplėsti užduočių spektrą, pažaisti su spalvomis, pagyvina patį užduočių sąsiuvinį ir daro jį patrauklesnį mokiniui. Tai vat visi bus nuo 5 iki 10 klasės spalvoti. Ir kaip jau sakiau, kiekvieno skyriaus pabaigoje yra atvartas, kuris vadinasi Žinau, moku, galiu. Anksčiau užduočių sąsiuviniuose mes įdėdavome pačioje pabaigoje keletą puslapių pasikartojimui, kurie apimdavo, na, visą, sakysime, vadovėlio pirmąją dalį arba visą antrąją dalį. Šiuo atveju pakeitėme šiek tiek sistemą ir nusprendėme įdėti pasikartojimą po kiekvieno skyriaus. Ir gana kūrybiškai pasirinkome va tokius variantus, kad, pavyzdžiui, sąvokas anksčiau, kad ne tai, kad surašyti, kaip buvo senesniuose variantuose, sudėtos sąvokos, reikėjo tik paaiškinti jas, tai dabar jas mokiniai turi įsisąmoninti per kryžiažodį. Ir vat būtent kiekviena kryžiažodžio užduotis slepia kažkokią tai sąvoką, kurias teisingai surašius, po to galima sužinoti ir dar bendrą kažkokį atsakymą iš viso kryžiažodžio teisingai surinktų duomenų. Tai skatina smalsumą, žingeidumą ir tikrai, na, padeda įtvirtinti mokinių išmoktą kursą medžiagą. Be abejo, čia sudėti pagrindiniai elementai, kurie reikalingi mokiniui, kad, na, jisai pasitikrintų savo žinias, tai yra ir chronologija, ir gebėjimas atpažinti kažkokius tai istorinius vaizdinius, sugrupuoti, pavyzdžiui, kokiam šaltinių tipui priklauso arba kokiam laikotarpiui tai priskirtina. Ir taip pat, aišku, apačioje, vat, matote, yra įsivertinimo skiltis, kurios anksčiau nebuvo pas mus pasikartojimo blokuose. Tai yra, kiekvienas mokinys gali tiesiog pateikti savo, na, nuomonę, kaip jam pavyko tą kursą įsisavinti. Ar puikiai, ar gerai, ar patenkinamai, ar nepatenkinamai. Na ir po to daryti išvadas, ar verta kartoti dar, ar užtenka to, ką jau jisai išmoko. Beje, šitas atvartas gali labai pasitarnauti ir tokiu momentu, kai reikia, nu, paruošti kokį savarankišką darbą, kai trūksta pažymių, kai nori taisytis kažkas blogesnį pažymį. Tai, žodžiu, jūsų kūrybingumo reikalas, kaip jūs tą atvartą išnaudosite. Galite išnaudoti tradiciškai užbaigę skyrių, bet galima jį pateikti įvairiais variantais ir silpnesnėje klasėje, ko gero, tai gali atstoti ir kontrolinio darbo užduotį. Na, o čia matote žingsnių pavyzdžių ir vėlgi čia pasistengime, kad tos užduotys, be abejo, kad jos atitiktų atnaujinto vadovėlio turinį ir kad būtų, na, artimos, pažįstamos mokiniui ir vėlgi stengiamės išnaudoti tai, pamatysite kitose atvartuose, kas jau mūsų pasiteisino, kas geriausia, bet pateikime ir tokių naujų sprendimų, kas vat ir leido pasitelkiant spalvas, atskleisti, na, kitaip galbūt tas užduotis. Ir, pavyzdžiui, pirma užduotis, kas sieja Lietuvą su Europą. Tai matome kaip tik Euroviziją ir katarsis matosi, taip, euro banknotai, Europos centro nuotrauka, Eurolyga, Lietuva ir Europos Sąjunga, rinkimai į Europos parlamentą, judėjimas laisvas po Europą, Šengeno sutarties privalumai. Tai va tokie dalykai, kurie artimi mokiniams ir manau, kad galėtų, va, faktiškai, kas domisi nūdienos aktualijomis, tai turbūt tokią užduotį galėtų pakomentuoti ir spręsti net ir savo žiniomis, ar ne?
Tas pats ir su demokratijos bruožais, kas būdinga demokratijai. Va tokius dalykus ir stengiamės įtvirtinti mokiniams, kad jie matytų, kaip Lietuva sėkmingai integruojasi į Europą ir kokie privalumai būtent gyvenant Europoje, Europos Sąjungoje. Taip, ir štai matome po to orientaciją vėlgi laike, kokie yra praeities laikotarpiai, reikia juos apibūdinti, įvardinti, kuriam laikotarpiu čia kas priskirtina. Ir toliau jau eina temos, kurios pagal na, chronologiją, kaip ir pas mus vadovėlėje žingsniuose, nors programa atrodo iš pirmo žvilgsnio kaip ir tokia labai, sakysime, ne chronologiniu principu parengta, bet mes, kurdami vadovėlį ir užduočių sąsiuvinį, kiek įmanoma stengiamės išlaikyti tą chronologinį principą, kad mokiniai orientuotųsi istorijoje, kas po ko ėjo, kokia epocha sekė po kokios. Na tai štai matome prieš istoriją ir čia matome kai kurios užduotys įtrauktos, kurios anksčiau yra pasiteisinusios užduočių sąsiuvinyje žingsniai ir taip pat yra naujų. Lygiai taip pat kaip ir prieš istoriją žmonių išradimai svarbiausi paminėti, tai sakysime, ankstesniuose žingsniuose buvo tik ta pirmoji užduotis, kuri kaip išgauti ugnį, kokiais būdais įmanoma ir kokius privalumus ugnis teikia, o čia po to matome ir papildomus neolito laikotarpio išradimus, įvairius darbo įrankius ir ginklus ir visa tai mokiniams tikrai įdomu ir padeda įtvirtinti medžiagą. Toliau seka pirmosios Europos civilizacijos, tai vienas puslapis senovės Graikijai, kitas būtent senovės Romai, svarbiausiams, aktualiausiams elementams, tada apie viduramžius. Vėlgi atkreipiu dėmesį, kad stengiamės, kur įmanoma, panaudoti ir žemėlapį, kad ugdytų įgūdžius darbo su žemėlapiais mokiniai, ne tik analizuotų iliustracijas, ne tik kūrybinės užduotis atliktų, bet ir orientuotųsi žemėlapyje, kas dažnai yra silpnoji vieta daugelio mokinių. Kaip ir su chronologija, beje, ten irgi neapsistome prie tos užduoties, bet vėlgi su romėniškais skaitmenimis ir su amžių atpažinimais daugeliu kyla problemų, net ir vyresnėse klasėse, tai stengiamės tai ugdyti jau nuo mažų dienų. Va, naujiesiems laikams, kadangi ten toje temoje daug yra aktualių įvykių susijusių su naujaisiais laikais, tai jau skiriame vadovėlyje, atsiprašau, užduočių sąsiuvinyje žingsniai 2 puslapius, kur atskleidžiami ir didieji geografiniai atradimai, ir pasauliožiūros kaita naujų laikų, ir taip pat, žinoma, reformacijos judėjimas. Tai 2 puslapiai, nes į vieną puslapį vargiai ir besutalpintume tuos svarbiausius naujų laikų įvykius. Na ir vėlgi atvartas, žinau, moku galiu, tai sąvokos išlieka tuo pačiu principu, tai yra kryžiažodžio principų įtvirtinamos, tačiau kitos užduotys šiek tiek skiriasi, kur matome, pavyzdžiui, reikia atpažinti istorinę asmenybę ir trumpai pakomentuoti, kuo jinai istorijoje svarbi, kuo pasižymėjo. Taip pat atpažinti, kokio laikotarpio išradimai vaizduojami, chronologinė tvarka juos suskirstyti. Na ir be abejo, taip pat pateikiamas įsivertinimas puikiai, gerai, patenkinamai ar blogai. Na ir štai turime 10 klasę, kur irgi parodysiu, pademonstruosiu keletą pavyzdžių. Čia daug yra padirbėta, jau tikrai irgi daug temų yra padarytų. Tai jau vyresnėse klasėse, pavyzdžiui, irgi žemėlapis aktualu, bet stengiamės, kad, nereikėtų ten rinktis daugybę įvairiausių spalvų ir spalvinti, nes, kaip žinia, jau yra tokia tradicija, kad kuo vyresnė klasė, tuo mažiau turi mokinys papildomų priemonių, jau nekalbant apie spalvotus pieštukus ar flomasterius. Tai šiuo atveju irgi žemėlapiai yra, bet stengiamės užduotis pateikti tokias, kur reikėtų minimaliai to spalvinimo, daugiau kažkokius objektus pažymėti, įvardinti juos, nubrėžti procesų kryptis, kur galima, užtenka vienos, sakysim, rašymo priemonės. Ir vėlgi, jeigu atkreiptumėte dėmesį į 10 klasės užduočių sąsiuvinio užduotis, tai čia tokios pagrindinės užduotys, kurias galima po to aptikti ir istorijos egzamine. Tai yra tie tipiniai žemėlapis,
plakatas arba karikatūra, šaltinis arba šaltinių bloko nagrinėjimas. Be abejo, chronologija, tai yra gebėjimas orientuotis istorinėje erdvėje. Na ir savokos taip pat kokios su kuo dera. Čia dar atkreipčiau dėmesį į ketvirtą užduotį, kur irgi reikalauja, na, tokia gana sudėtingesnė užduotis, nes čia yra pateiktas istoriko Robert Service tekstas, kur tiesiog yra išimta keletas savokų ir reikia jas po to sudėlioti būtent taip, kaip tam tekste originale buvo parašyta. Tai nėra taip, kad bet kaip surašyti ir todėl, norėdamas teisingai atlikti šią užduotį, mokinys turėtų pirmiausia susirasti to teksto originalą, susirasti tame tekste, kur parašyta būtent ši ištrauka ir tada teisingai sudėlioti, arba jau reikia labai daug turėti žinių, kad atrinkti pačiam savo nuožiūrą pateiktas savokas ir įdėti į tinkamą vietą. Tokia jau šiek tiek, na, sudėtingesnė užduotis reikalaujanti papildomo gilesnio išmanimo. Taip pat atkreipčiau dėmesį, kad šiaip užduotys iš esmės stengiamės, kad būtent 10 klasės vadovėlė būtų, nu, panašių elementų. Tai yra, kad visur būtų, jeigu tik įmanoma, žemėlapis arba būtinai rašytinis šaltinis taip pat turėtų būti kažkokia vaizdinė informacija, tai yra plakatas, karikatūra, bet ne vien tik tai, kad irgi būtų bent viena kažkokia nauja užduotis, naujas elementas. Tai va matome, pavyzdžiui, pasaulinės ekonominės krizės temą ir štai yra pateikta diagrama, pateikti rezultatai ekonominės krizės Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Ir reikia pagal tuos duomenys nubrėžti diagramą, padaryti tam tikras išvadas ir pakomentuoti, kodėl, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijas labiausiai ši krizė palietė. Tai kiekvienoje iš tų, nu, sakysime, tų tradicinių elementų, kiekvienam tam blokė visada vis įdedama, pasitelkiama kažkokia nauja, dar iki tol nematyta, nesutikta užduotis. Na tai, pavyzdžiui, čia, kur Ispanijos pilietinis karas, matome, kad plakatą keičia, na, kaip ir karikatūra, ar ne? Taip pat yra užduočių, kur mokinys turi parašyti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu. Tai yra irgi, kaip ir kolega Ignas minėjo, kad 8 klasėje jau yra tokių samprotavimo pobūdžio užduočių. Tai čia taip pat užduočių sąsiuvinyje reikia pakomentuoti priežastis kažkokio įvykio arba padarinius, o kartais priežastis ir padarinius kartu, remiantis savo nuomonę, ir kad tai nebūtų tekstas sukurtas dirbtinio intelekto, tai yra, kad matytųsi šiame atsakyme, jog mokinys atsakinėdamas naudojasi vadovėlio tekstu, o ne informacija kažkokia iš interneto. Na ir taip pat, pavyzdžiui, užduotis, vat, kas tinka nacionalistams, kas respublikonams, reikia sujungti rodiklėmis. Tai vėlgi tokia naujesnė, kurios anksčiau ten nebuvo kitose ankstesnėse temose. Štai steigiamajam Seimui irgi elementai svarbiausi skirti, tai yra kokius nutarimus priėmė steigiamasis Seimas, konstitucijos esminiai elementai, tai reformos, kokios buvo priimtos steigiamo Seimo. Ir taip pat, pavyzdžiui, nauja užduotis, tai yra paaiškinti, kaip asmenybės įvardintos ar ne, ir kaip jos susijusios su Lietuvos valstybingumo įtvirtinimu. Reikia parašyti keletų sakinių, apibūdinti, kuo svarbus, pavyzdžiui, Antanas Smetona Lietuvos valstybingumo įtvirtinimu ir kiti žemiau paminėti asmenys. Taip pat, kaip jau sakiau, tradiciškai rašytinio šaltinio nagrinėjimas, vaizdinio šaltinio nagrinėjimas, kad, na, įgustų dirbti su įvairia skirtinga turinio medžiaga, būtent naudodami šitos tradicinius ir egzamine sutinkamus užduočių elementus.